Pirmoji daly daugiau dėmesio skiriam ir apkalbėjom apie elektroninių cigarečių žalą, apie tai, kokia praktinė patirtis yra, tiek kalbant apie tą žalą, tiek apie atsaką į ją. Ir dabar pereinam prie to, kas jau buvo minėta irgi kai kurių pranešėjų. Vis tik tai reikia daugiau dėmesio skirti prevencijai, jaunimo švietimui. Todėl ir norėtume pradėti mūsų šitą dalį, suteikdami žodį pirmiausiai atstovams iš švietimo ir iš kultūros sektoriaus. Tai malonu pristatyti savo kolegą, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto narį, gerbiamą Darių Jakavičių. Dariau, žodis jums. Sveiki, gerbimi konferencijos dalyviai, kolegos, gydytojai, ekspertai. Elektroninių cigarečių vartojimas tarp jaunimo yra vis sunkiau ignoruojama problema. Šios konferencijos programa labai aiškiai rodo, kad kalbame ne apie pavienius atvejus, o apie sisteminį reiškinį. Nuo priklausomybės iki medicininių pasiekmių, nuo prevencijos iki valstybės atsakomybės. Akivaizdu, kad turime veikti. Tačiau esminis klausimas kaip. Svarbu suprasti, kad jaunimo elgsena yra glaudžiai susijusi su platesnė aplinka, tuo, ką vaikai mato, girdi ir patiria kasdien. Taip pat ir skaitmeninėje erdvėje. Socialiniai tinklai, informacijos rautai, reklama ir bendra skaitmeninė kultūra daro tiesioginį įtaką pasirinkimams, įpročiams ir net požiūrį į tokius reiškinius kaip rūkymas. Todėl viešoje erdvėje girdimi siūlymai griežtai riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų ar kitų skaitmeninių platformų nėra atsitiktiniai. Tačiau, nors diskusija yra reikalinga ir sveikintina, labai svarbu nepasukti lengviausių kelių ir visos atsakomybės neužkrauti švietimo įstaigoms. Draudimai savaime neįsprendžia problemos, jei kartu nesprendžiame jos priežasčių. Švietimo įstaigos šiandien dažnai atsiduria situacijoje, kai iš jų tikimasi ne tik ugdyti, bet ir spręsti visas socialinės problemas. Tai nėra nei sąžininga mokytojų atžvilgių, nei tvaru valstybės požiūrių. Turime vaiko įpročiai, pasirinkimai ir atsparumas rizikoms pirmiausiai formuojasi šeimoje. Todėl kalbėdami apie draudimus ar ribojimus, turime nepamiršti ir tėvų atsakomybės bei jų įgalinimo. Turime kelti klausimą, ne tik ką uždrausti, bet ir kaip padėti šeimai. Kaip stiprinti tėvų gebėjimą kalbėti su vaikais, atpažinti rizikas ir laiku reaguoti. Valstybės užduotis yra suteikti įrankius informaciją, stiprinti prevenciją. Mokyklos svarbus partneris šiame procese. Tačiau jos negali būti vienintelė institucija, kuriai deleguojame perauklėjimo funkciją. Tik bendradarbiaudami galime pasiekti realių pokyčių. Todėl tikiuosi, kad šiandien diskusijos padės mums judėti nuo pavienių sprendimų prie nuoseklios, subalansuotos politikos, kur atsakomybė pasidalijama tarp šeimos, mokyklos ir valstybės. Ačiū Jums už jau išsakytas ir dar laukiančias prasmingas įžvalgas. Ačiū, gerbiamas Dariau. Turbūt visi sutiksim su tuo, kad švietimas, sveikata, kultūra yra tarpusavėje tikrai susiję dalykai. Ir malonu paprašyti tart žodį Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė Edita Utarienė. Prašau, gerbiama Edita. Labadiena visiems. Kultūros ministerijos vardu nuoširdžiai sveikinu visus čia susirinkusius į konferenciją. Elektroninių cigarečių vartojimas pagrįstai pirmiausia vertinamas kaip visuomenės sveikatos sritis. Tačiau vis daugiau tyrimų rodo, kad šis klausimas taip pat yra švietimo, kultūros ir daugelio kitų sričių netiesioginėse kompetencijų ribose. Šiuolaikinėje visuomenėje vartojimo įpročiai neatsiranda vakuume. Jie formuojasi per socialinius tinklus, socialinius modelius, simbolinės reikšmės ir aplinkos signalus. Kitaip tariant, per kultūrą.
Nors Lietuvoje kvapų ir skonių ribojimai yra griežti, praktika rodo, kad jie apeinami, o produktų patrauklumas išlieka. Vizualinė aplinka šiandien yra viena stipriausių komunikacijos formų. Socialiniai tinklai, reklama, produktų dizainas ir viešosios erdvės estetika nuolat kuria vaizdinius, kurie formuoja suvokimą apie tai, kas yra normalu, patrauklu ir priimtina. Šiame kontekste elektroninės cigaretės dažnai pateikiamos kaip modernus, stilingas ir netgi estetiškas objektas. Moksliniai tyrimai rodo, kad jaunimo elgsenai itin didelę įtaką daro socialinė norma. Tai, ką jaunas žmogus suvokia kaip įprasta ir priimtina. Vizualiniai sprendimai šią normą sustiprina. Patrauklios formos, spalvos, kvapų ir skonio asociacijos mažina suvokiamą riziką ir kuria klaidingą lengvumo įspūdį. Svarbu pabrėžti, kad vizualinis įpakavimas nėra neutralus. Tai aktyvus elgsenos formavimo veiksnys. Tai, kaip produktas atrodo ir kaip jis rodomas, kokiame kontekste jis pateikiamas, tiesiogiai prisideda prie jo suvokimo ir vartojimo normalizavimo. Šioje vietoje kultūros politika įgyja gana konkrečią reikšmę. Kultūra veikia kaip normų formavimo sistema. Per meną, medijas, viešąją komunikaciją ir kūrybinės industrijas ji ne tik atspindi realybę, bet ir ją kuria, ypač per vaizdinius, kurie kasdien pasiekia jauną žmogų. Nebeužtenka vien informacijos klaidos, reikalinga ir vizualinės aplinkos refleksija, įvertinant, kokie vaizdiniai dominuoja viešojoje erdvėje ir kokias normas jie stiprina. Tarptautinė praktika rodo, kad efektyviausios prevencijos strategijos yra kompleksinės. Jos derina reguliavimą, švietimą ir kultūrinės bei vizualinės aplinkos formavimą. Būtent ši trečioji dedamoji dažnai yra mažiausiai matoma, tačiau jos poveikis ilgalaikis ir giliai įsitvirtinantis. Ir siekiant tvarių pokyčių turime formuoti aplinką, kurioje matomi vaizdiniai stiprina, o nesilpnina sveiko pasirinkimo normą. Aplinka, kurioje tai, kas sveika, yra ne tik žinoma, bet ir vizualiai natūralu, atpažįstama ir priimtina. Kultūros ministerija per įvairias programas prisideda visokiojopai prie minėtų problemų sprendimo. Taip pat dar vienas labai svarbus dėmuo, kad turime atkreipti dėmesį šiame visame kontekste ir prie psichologinės sveikatos stiprinimo ir taip pat kitų, aišku, dėmenų. Ir todėl aš manau, kad kaip ir sakiau, tai yra kompleksinis klausimas, tai yra mūsų visų bendro indėlio svarba ir manau, kad ateityje susitelkus mes galime šį klausimą tikrai išspręsti arba bent jau sumažinti tą tokį patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą. Taigi dėkoju visiems konferencijos dalyviams už jūsų darbą, įžvalgas ir indėlį į šios svarbios problemos sprendimą. Linkiu visiems produktyvių diskusijų ir sėkmingo bendradarbiavimo. Labai ačiū Jums ir iki kitų kartų.